Bendrovės Prustos projektų direktorius pavaduotojas. Gal, sakysim, per 5 minutės sunku viską detaliai, bet iš esmės pabandysiu, kaip ir, sakysime, apibūdinti tą planuojamą mūsų jungtinę veiklą. Visų pirma, ką mes norėtume apie savo bendrovę pasakyti, kad nesame pionieriai tokie jungtinėje veikloje, esame praktiškai 3 objektus panašaus pobūdžio išvystę, tai yra Kėdainiuose, tai yra Skuode ir Klaipėdoje. Tai Kėdainiuose ir Skuode mes esame būtent analogiškos jungtinės veiklos su vietos savivaldos organais, sakysime, padarė ten tik tai ne turgavietės, o autobusų stotis ir šalia būtent yra prekybos centras, tai vadinamas yra kompleksų ir, sakysim, Kėdainiuose tai buvo 2008 metais įvykdytas įgyvendintas projektas, Skuode buvo 2009 metais. Tada atėjo, kaip visi žinome, atėjo sunkmetis, šiek tiek sustojo ta veikla ir mes buvome tuo metu, sakysime, ir Elektrėnų savivaldybei pasirodė, bet dėl tam tikrų finansinių, ekonominių sunkumų teko šiek tiek sustabdyti. Bet šiuo metu, sakysime, mūsų finansiniai pajėgumai yra pakankami ir galbūt pradedant nuo jų, sakysime, šnekant apie šito objekto, šito komplekso išvystymą, mes numatome pagal mūsų preliminarius skaičiavimus ir pagal praktiką tokio komplekso išvystymas turėtų atsieiti mums apie 10 milijonų litų, kas būtų rezultate būtų sutvarkyta iš esmės, sakysim, pagal suderintą techninę užduotį, suderintą techninį projektą, sutvarkyta iš pagrindų Vievio miesto turgavietę, įrengiant reikiamas komunikacijas, susisiekimo transporto komunikacijas, taip pat įrengta, sakysime, gal ne pagal paskutinį technikos žodį, bet moderni turgavietė su tenktais paviljonais, sudarytos visos sąlygos, sakysim, prekiautojams prekiauti laikantis ir higienos normų ir, sakysime, švaroje tvarkoje įrengtos parkavimo aikštelė, apie 60 vietų mes skaičiuojam, privažiavimo keliai, tai yra ten jungiamasis kelias, sakysim, Kauno ir Vilniaus gatvės berods. Įvykdymo terminas viso šito, sakysime, projekto, aišku, yra nemažai teritorijų planavimo, sakysime, darbo, yra ir techninio projekto atlikimo terminai, bet, sakysim, jeigu viskas dirbant tvarkoje bus kitų metų pavasarį, vasaros pradžioj, mes galvotume, kad tai yra realu pradėti su statybos darbais ir iki kitų metų pabaigos, iki Kalėdų įgyvendinti ir atidaryti tą kompleksą. O rezultate, sakysime, tą turgavietę su visais pagerinimais, tai yra kaip naujas statinys su visais priklausiniais komunikacijom, keliais ir taip toliau, mes perdutume administruoti šiuo atveju, matyti, jeigu nepasikeis, tai pačiai UAB Gelvita, o, sakysime, kompleksą, tą prekybos centrą administruotume mes jau patys, tai, sakysime, jungtinės veiklos rezultatas būtų išvystyti kompleksą susidedantį iš Vievio miesto turgavietės ir prekybos centro ir kaip jungtinės veiklos rezultatą, pastačius pripažinus tinkamų naudoti, įvertinus, kad atitinka jungtinės veiklos nuostatas, pasidalinti ir būti kaiminystėje, eksploatuoti.